Jis 2025 metų birželio 9 dieną apie 00:02 val. Viešoje vietoje šalia pastato esančio adresu Vilniaus gatvėje 20. Vilniuje būdamas apsvaigęs nuo alkoholio 1,4 promilės, kas turėjo įtakos nusikalstumos veikos padarimui. Įžūlių elgesių demonstratyviai, rodydamas nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, veikdamas kartu su to ir to, bendrais veiksmais tyčia papurškė ašarinių dujų nukentėjusiam Martynui Brazauskui, po ko spyrė jam nenusytą kiekį smūgių į įvairias kūno vietas, taip pat papurškė ašarinių dujų nukentėjusiam Gintarui Vaičiuliui, o pastaram nukrito ant žemės, spyrė jam nenusytą kiekį smūgių į įvairias kūno vietas, tokiais savo veiksmais sukėlė fizinį skausmą nukentėjusiam Gintarui Vaičiuliui ir padarė nukentėjusiam Martynui Brazauskui muštinę žaizdą pakaušyje, kraujosruvą, akies obuolio junginėje, poodinės kraujosruvos nugaroje, dešinėme šone ir dešinėje šlaunėje odos nubrozdinimus, keliuose ir dešinėje blauzdoje, kurie buvo padaryti kietų būkų daiktų. Karočią, užkapojom nahui su huiznait.com. Nemažiau kaip 7 trauminiais poveikiais, tai yra sužalojimus, kurie remintis valstybės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialistų išvada, kvalifikuojami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas bei sukėlė šiam nekentėjusiam fizinį skausmą, tokiu būdu strikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Karočią, dabar, kad jums viską paaiškinčiau, persačiau, tai va čia, random. Žiūrėkit. Situacija tokia. Mūsų visą laiką provokavo, aš tai puikiai atsimenu. Provokavo, išsipisinėjo, dar kažką. O čia rašo, karočią, šaukimas į teismą, žiūrėkit. Šaukimas į teismą yra dėl to, kad aš buvau neblaivas, tipo. Ir rodžiau nepagarbą aplinkiniam, veikdamas kartu su tuo ir tuo. Bendrai savo veiksmais mes tyčia nupurškėm tą dalbojobą. Kitas dalykas. Po ko spyrėm jam dachuja hitų į jį tipo. Taip pat papurškėm nukentėjusiam. Dar šitas buvo nukentėjęs. Gintaras Vaičiulis dar buvo nukentėjęs, seni. Šitas džokeris dar buvo nukentėjęs. Jis vapšė pabėgo iš ten. Jisai pirmas pisų dziorų iš ten. Jis pirmas buvo pabėgęs iš ten. Ne, bet jisai gavo dar damage. Pala. Tada jam padarė kažkas, ten, žino, žaizdą pakaušyje, kraujosruvą, akis. Karočią, esmė. Esmė tokia. Palauk, tai reikia pažiūrėti. Turiu kaip pažiūrėti. Šitas tikrai negavo malkų. Čia tikrai ne tas. Čia tikrai ne tas čiūvas. Tikrai ne, Čia tipo iš tos vietos, kur mieste buvo ir pasikeitė. Jo, iš tos pačios, seniai. Kur pakvietė mane, karočią čiūvas, realiai pakvietė random.
bandė pyzdint, pats šoko nahui, įtarimas gavosi toks, kad tipo... Čia gavos taip, kad tipo, palauk. Specialiai nupurškiau aš jį ir specialiai aš jam suspadžiu galvą. Va toks tyrimas, Seni. Ir dabar teismas bus dėl to, Seni. Dabar bus teismas dėl to, Debilas tu, blėd. Tai yra tas fotos, seni, bet dabar ką, nu tai gerai, seni, yra fotos, jo, viskas yra. Bet seni, dabar leist pinigus ant supisto advokato, kuris tai įrodys ir taip toliau, jis kainuos, viskas kainuos, teismas kainuos, ir kas iš to? Ta prasme, nu, kas man iš to, seni? Sako, tai provincinį kultūrį tau ne... Tai seni, aš matai niekad nebūsiu teisme. Karočiam, tai gerai, dabar žiūrėk, aš pasiimu, advokatą. Įrodau, kad aš nekaltas, Tai kas tam advokatui sumokės valstybė, ir kas kuriu? Ar tas dalbojobas sumokės? Ai, tas dalbojobas sumokės? Šiek tu, normaliai.